Labą dieną. Kaime gyveno du žmonės - senelis ir jo anūkė. Vieną gruodžio dieną jie nutarė atlikti darbą pasodinti medį prie namų. Tai buvo nelengva užduotis, nelengva buvo laikyti sodinuką ir veikti koordinuotai. Tačiau jos laikėsi išvien ir viskas pavyko. Pinigus sodinukui jie taupė ilgai, nes jų mažame kaimelyje viskas buvo pigu, bet dolerius teko taupyti mėnesių mėnesius. Lietus tai ateidavo, tai praeidavo, o debesų judėjimas buvo tarsi ilga kelionė. Mergaitė, kuriai buvo 19 metų, svajojo išvykti į miestą. Kelionė ten truko 10 valandų, o bilietas kainavo 900 rublių. Tačiau kol kas ji padėjo seneliui, nes vaikai turi laikytis šeimos. Iki pasimatymo, pasakė ji, kai diena baigėsi. Priėmimo į institutą dokumentas buvo jos rankinėje, rytoj ji turėjo jį nunešti jam. 90 metų senelis, o jis vis dar toks pat linksmas kaip visada. Užteks juoktis ir kalbėti, buvo laikas eiti miegoti. Rytoj nauja diena, nauji veiksmai, naujos svajonės. Gruodis tęsėsi, bet jų širdys buvo šiltos.